Jau antrą savaitę žvaigždžių karų mūšio lauke Mijos ir Natalijos Zvonkės gerbėjų antplūdis. Iš 1000 norinčiųjų patekti į sceną ir itin pasitikinčių savo jėgomis reikia atrinkti tik 4 žmonės, kurie didžiojo finalinio koncerto metu dainuos savo favoričių šlageriais tapusias dainas. Ir tai ne vieninteliai akrobatiniai triukai. Vienas Mijos gerbėjas komisiją privertė kvatoti iki ašarų ir iš karto buvo deleguotas į humoro laidą. Linksminti žmonės jiems sekėsi geriau nei dainuoti. Tai kur dainuoji? Namie. Prieš veidrodį? Nes taip gerai viską čia mokyti. Viską čia normaliai. Skęsta mano akys, jūroje ašarų gilioj. Aš kalta, kad nemokėjau būt paprasta, kad buvau išdidi ir šalta ir juokiausi iš tavęs slapčia. Kaip? Aha. Jeigu pateksi, nusirengsi nuogai. Ne, nuogai visai ne. Kodėl? Nepasiruošęs dabar Nedonciaus Garbaniaus kelnaitę susidėjau. Kol išklausė visus gerbėjus, Mija su savo patarėjomis gerokai pervargo. Todėl... More than words. Numeris 20 Santa. Numeris 29 Ieva. Kamilė. 32 Roberta. Iveta. 28 Eglė. Numeris 35 Egidijus. Numeris 38 Eglė. 9 dalyviai eina laukti lemtingojo verdikto, po kurio paaiškės 4 finalistai, kurie kovos dėl teisės dainuoti didžiojoje scenoje. Taigi, pradedame. Pirmasis